visiems susirinkusiems į vieną iš didžiausių šių mūsų metų mokyklos šventę. Tikiuosi, kad praleisite laiką labai linksmai, labai įdomiai. Linkiu, kad visi dalyvaujantys šitam gražiam mūsų Stakliškių vidurinės mokyklos karnavale pasijaustų dalyviais, o ne pasyviais stebėtojais. Gero visiems vakaro ir šventę šiandien pradės netradicinė klasė. Mūsų mokykla praturtėjo, žadu būsim gimnazija. Tai štai šiandien mes praturtėjome naują 13 klase, kuri ir pradės savo pasirodymą ir pagal visų mūsų bendrą susitarimą vaidins literatūrinę pasaką Zuikis Puikis. Šimtas zuikių susirinko, net visa girelė linko. Pakalbėję, pasitarę, naują klasę atidarė. Ir zuikienė nuo Vyšniūnų leido mokslan savo sūnų. Zuikė triūsė, maudė, rausė. Ilgaūsį, ilgaausį. Siuvo kelnes ir liemenę. O liemenėje kišenę. Telefoną jį įdėjo ir sėkmės jam palinkėjo. Jis kuprinę ant pečių ir nurūko takučiu. Bėga zuikis, žydi gėlės, čiulba ulba volungėlės. Pabėgėjas atsidūsta, mato didelį kopūstą. Ai, broleli, ilgaūsė, netgi su nevalgęs pusė. Zuikis lapą nusilaužė ir sugraužė. Nusivalgęs, zuikis sėdė. Šildė, kaitino saulutė, o pavėsį zuikis pūtė. Zuikis Puikis tol miegojo, kol sargiukas nesulojo. Zuikis tryp, akis pramerkė ir pamatė pilką sargį. Zuikis spruko nuo sargiuko ir kaip rūko, taip nurūko. Pabėgėjęs dar truputį, mato, atslenka laputė. Sveika, zuiki! Kur bėgioji? Gal pašokim trumpakojį? Neturiu aš laiką, sesė, nes einu į 1 klasę. Valandėlę paliksėsi ir į klasę dar suspėsi. Labas, tata, nebeliauki. O tu mokiu zuikių šokį? Šiam zuikutį mes pašoksim, pačiaksėsim ir išmoksim. Tėvutė, kaip tu sakai, gal pažaiskim neilgai? Pasikvietę seną ežį, griežtą harmoniką paprašė. Juodas varnas būdą pūtė, smuiką čirpino lakštutė. Pilkas vilkas būgną mušė,
netgi rudžė, ožė, ūšė. Šoko trypė laputaitė, šoko trypė, o, žiūri, saulė vakaro. Tūmė zuikis iš lankos, neišmokęs pamokos. Kitą rytą jis pirmasis jau sukiojosi prie klasės. Pamokas išmokę zuikiai susirinko klasiai. Sėdi klasėje po du, rašo zuikiai be klaidų. Susigūžęs zuikis sėdi. Gal tik vies atsakinėja? Jis kamputį susiriečia, mokytojas jį pakviečia. Paskaitykite ilgausia, apie pirtį ir kaliausia. Zuikis puikis net iškaito, kad knygelės nepaskaito. Visą dieną vakar šoko ir skaityti neišmoko. Puiki, puikis, kelpanosi, pasimokysi, žinosi. Mokytojas raito suka, zuikiui puikiui vejetuką. Zuikis į dienyną ir galvelę panarina. Sėda jis į savo vietą. Ašarėlė ūsais rieda. Daug zuikučių, daug mažų, juokės. Zuiki, negražu. Zuikis puikis bus kitoks. Nesimokęs, jis nešoks. Bus patenkintas tėtukas zuikio puikio 10. Zuikių klasiai aš lankiausi. Ir mačiau ten ilgaausį. Zuikis mokosi gerai. Pasakykite, tu darai. Kaip seniai kalbėjau su Raudonkepuraite, taip norėčiau, kad ji pas mane atvyktų. Tėvai! Ko ir vėl, Simoniai? Tėtukai, aš noriu, kad pas mane Raudonkepuraitė atvažiuotų. Čia užsimanė karį bananų žiemą. Aš noriu Raudonkepuraitės ir jinai bus. Dar ko užsimanysi, ne? Raudonkepuraitė? O, ne! Gerai. Tavo dukrelį užsimanė Raudonkepuraitė. Nu tai tu jai pakvies Raudonkepuraitę? Kaip mane pakvies? Paskambink. 8, 6, 4, 5. Nu. Kokį dar rinkimus pokalbį? Oi, ne tas numeris. Paspaudžiu dažniausiai renka. 8, 6. Nu, ženka. Girdėt? Šitą reikia yra dėl. Reikia man. Raudonkepuraitės. Kaip supras neturi? Tai davai, ką nors susimastyk. O tai kažkokius man princesės tik tarp. Nu, snieguonis.
Davai snieguolės ten. Čia. Voti, tada. Snieguolis. Pagalvojote, kamgi mums čia pykti? Davai susitaiko, būsim kaip šeima. Netikiu tavim. Patikėk, bet tu tikrai pagalvoji. Aš būsiu geras, pasitaikysiu, nuo kito mėnesio viską. Pažadi? Taip, alga tau viską. Na, kad jau tu taip sakai. Na gerai, susitaik. Yes. Tai va čia, žinai, prie krūgos čia kartus pas tave paskirti. Gal ką žinate, ko pirkai? O tai ne, šoptopę pirkau. Kaik. Brangiai mokėjai. Tai čia geras. O žinai, Vilke, taigi kalėdos. Aš noriu, kad tu man ką nors padovanotum. Ką galėtum? Ką žinau, kad tu čia taip visai neblogai atrodo. Operacijos plastinės brangiau šiais metais. Nu, aš noriu dovanos, smulkmenėlis gražios. Nu, banduką, įram batukų, čia blizgutis koks kapo. A kūgi tau dabar reikia daug? Žieduko. Žieduko? Kad brangus, irgi žinai. Kad jau alga netokia ir didelė. Nu, bet juk dėl manęs. Nu, gerai. O žinai, ką čia dačia, va, kaip susitaikym, tai prie krūgos čia reikia kažkur pagalvoti. Kur naujus? Gal kažkur ten tokiam gražiam miške? Čia pirty pažiūrė, ne? Ką tu supranti? Eik, tu tyvernį plaukia, kap nemonai tu. Aš plaukiu. Na, tai nereikia. Tai, o tu, pavyzdžiui, prisimeni, kokie mūsų santykiai buvo iki va šios vadavo apsisitaikė? Taip, prisimenu. Ai, ne, prisimenu. O tu? Na, šiandien nelabai, žinai, senai čia buvo kažkokį 15 minučių. O žinai, Na, aš girdėjau tokį gandą, kad devintokai ruošia mūsų gyvenimo istoriją. Eik. O tai ko tie devintokai? Gal pakviečiam juos plojamai? Na, garsiau! Neštu veišiai, jei šios akalnumynus. Kai dažnai pasveiks, pamačiusi tave. Ir be to, kai tik kalėdas, tai taip pat norės savimi būti. Tačiau neužtruk, iškelti neilgai klaidžioje. Gerai, mama, nekantrauju pamatyti močiutę. Palauk, čia tau, jeigu tie vyrai išlauktų. Ačiū. Koks aš alkanas, kaip norėčiau ko nors užkasti. Imk, užkas nikės. Geriau? Geriau. O kas tu būsi, mieloji mergaitė? Mano vardas Raudon Kepuraitė, o einu pas senelę. Ji truputėlį serga, todėl labai atsidžiaugs mane pamačiusi. Aišku. Srovelė stovi ten, už miško. Aišku.
Geros tau, sėkmės geros tau. O aš turiu skubėti. Buvo skanu. Gaila, mano pilvai to neužteks. Žinau, kur gyvena raudonkepuraitės senelė. Oi, gardus karsnelis laukia. Kaip baisu, ką dabar daryti? Vilkas yra senelė. Reikia kažką pasakyti. Kažką pasakyti. Liaukas žaliais stendeliais, liauka laukais miškeliais. Einam nuo vienų natukų, tai tikrai galiausiai. Kučių reikia. Sveiki, jei galite, nuneškite į mano namus, o grįždami dar ir pas senelę. Gerai? Žinoma gerai. Bet kur čia dabar vaikštai? Einu pas senelę, tačiau berinkdama gėlės ir nuo kelio nuklydau. Varšelį, štai ten, tavo senelis namas. Labai jums dėkoju. Ei, senelį, vilkas nuskubėjo pas raudonkepuraitės močiutę. Reikia ją gelbėti. Bet kuo aš galiu padėti, juk aš tik džiuginti vaikus tesugebu. Tu turi maišą, į kurį galėsim įkišti vilką. Bet... Nu tai gerai, tada einu. Eik čia, eik. Tai aš, vėl, raudonkepuraitė. Atėjau tavęs aplankyti ir atnešiu saldumynų. Užeik, šuodė kamerą. Kaip tu užaugai? Oi, kartė, vakarienė laukia. Eidama mišku pririnkau tavo puokštę gėlių. Pavasarį nereikvėti. Ai, prastus čia tavo gėlės. Senelė, kokios keistos tavo akis. Niekada jos tokios nebuvo. Tave galėjau matyčiau. Bet tavo ausys tokios didelės. Kad tave galėjau girdėčiau. Bet tavo burna tokia didelė. Kad tave praryčiau. O, šiaip o. Koks tu negeras. Oi, tėvas, nemečiau čia. Kad geri tie laikai buvo mūsų jaunystės. A ne? Ne, tai buvo labai negeras. Tai eik, tu taigi aš vilkas, o nuo kada vilkai geri? Būna gerų. Eik, tu kad labai čia tave išlaikyti brangu. Nu, nebrangu. Žinai, aš pagalvoju, gal aš pas savo kėdų. Davai, adios, amiga. Reikia čia melagyti. Nesyti. Bet žiema užpultų ten. Na ir gerai. Tegul išeina ir negrįžta. Atrodo, aš nuvažiuosiu pas pusseserę Pelenę ir susirasiu kitą meilę. Gerai. Ir likit sveiki. Kaip čia? Nežinai savo darbų, kam čia bėgioji nuo manęs? Aš čia žinau. Taigi pėdžiuoju vagus, to einu gerb. Kaip maži. Ką tu? O tu žinai savo darbus? Žinau, taigi paprašė.
galima ir man. Dar gražiau, tau smirda iš burnos, eik toliau. Bet būtų dar namų nesumati greitai, kad namai priskėtų man. O tai tu vasai, kad smirda? Da. Smirda tau nuo kitų. Ai, žinau, na, žinau, susirink rūkus. Da. Nu, mama, tu jau visai netikus. Troškimus. Bet teta fėja, jūs nepanaši fėja. Aš labai gražiai žinau, ačiū. Šitą, kuo tu dabar nori iš manęs? Tai kad va, išėjau į dušą ir nežinau, ką man daryti dabar. Tu nori į dušą? Noriu į dušą. Tai gerai, aš tave paversiu gražia princese. Ne tas burtas. Ne, dar nelai. Oi, nu ką padarysi, būna pasitaiko ir... Štai! Tu tai gražia princesė. Sakėte, Stankevičiaus kolekcija? Jo. Čia yra tavo... Yra tavo ardys, Niujorkas princas. Gerai, O tai kur tikras arklys? tikras ardys ant biletenių, parodžio, plaučių. O tai kur čia dabar? Čia motorinių transporto priemonių dviejų galva. 16 ritningai. Gerai, važiuok. Matai, kad čia. Davai. Davai. Tu neliko kelią? No wise man, no savior, just another but on that day when the angels watch creation waiting, it came as a baby, like across the world, a cry was heard and changed everything. So I won't forget this Christmas. A kur mano princesė dingo? Bozi. Kas čia? Čia ne man. Vienuodžia. Labas, aš Rudankė Puraitė, o aplankyti savo giminaitę. O kodėl tu toks liūdnas? Nu, karočią šokam tenai, čia. Nu, bet nieks dingo čia, va, čia šitą Rudankė Puraitė. Ne, oi, princesė. Va, tik trusikus paminti. Čia labai sma.
Kaip įdomu. Žinok, jau man kažkur matyti, bet aš nieko. Nu? Pažvelg pro langą. O tam? Ten sninga švelnumu ir apkabinęs savo draugą nusišypsok. Pastebėk žvaigždę danguje, kam nors dovanok. Ir jeigu tau šiandien liūdna, būk geras, neliūdėk. Savo svajonę, laimę, likimui patikėk. Bagiai. Gražu buvo čia tavo tie žodžiai. Na, žinau, aš čia rasiu. Nu, ne šiandien, ne ryt, gal kitais metais. Na, bet rasiu, tikrai. O žinai, aš neseniai atvykau ir išgirdau labai gražią dainą. Nu. Labai prisiminsiu. Tu Titalija vadinasi. A, čia gera. Čia palauk. Loretos Dainačiui. Šernienės? Kaip? Oi, noriu parodysiu, ką sukūrė. Noriu. Draugai! Reiškia, tai atitinka konstituciją. Ir kada jie pateiks savo vertinimą, tada dėl savęs. Tai buvo. Prisiminsiu, kaip čia sakomas. Osų. Iš mūsų krašto, man. Šitą, aš žinok išalkau, o tu? Būtų ne pro šalką, nors užkasti senai bevalgė. O aš tep mažiau, žinai. Į 12 kitam svietę, ką rūpė rauna. Tikrai? Nu, tai jau trūkimus priimsiu. Pabandyti gal priims? Nu, tai kur tie 12? Iš avelių debesų vėjų siūlų vilnonių mezga pasaką senelį, deda pasakų skrynelin. Atsisėskit, pamastykit, pasakų šalin sugrįžkit. Buvo senis ir senutė. Sau krutėjo po truputį. Anūkėlę jie turėjo, tada darbo nesėdėjo. Triūsė, tvarkėsi namus, mėgo kepti pyragus, sargis namą prižiūrėjo. Ramus jie gyvent galėjo. Tik kačiukas, tas Rainys, buvo tikras tinginys. Prieš saulutę nuolat snaudė ir pelių visai negaudė. Nors kaip macu įžulėjo, šmirinėjo, kur norėjo. Taip gyveno jie visi, kaip dievulio užanty. Kaip pavasaris atėjo, senis daržan išskubėjo. Pasodino jis roputę, kad užkrimsti sočiai būtų. Senis ropę prižiūrėjo, laistė, kai tik to reikėjo. Kepino karšta saulutė, augo vis roputė. Aš tą ropę prižiūrėsiu, laistysiu ir paravėsiu. O saulutė man pašvies, jos lapeliai sužydės. Jeigu ji per daug užkaistų, man lietutis nusilaistų. Auki tu ropukė, mes tave išrausim, tu tokia sultinga būsi, imsim ir suvalgysim tada. Na, ir augo sau roputė. Ji kasdien storėjo, pūtės, kol didžiulė pasidarė,
Na tada senukas tarė. Reikia jau šitą ropę rauti, o išrovus sunaudoti. Tokia didelė, sultinga. Valgysimės ją tikrai. Nors nežinau, ar čia verta ją ėsti. Girdėjau, kad dabar Maksimui ropių kainos pakilo. Bet su tais Maksimos stovais nežinau. Mažu narkom priduot, aš taigi praktiškas žmogus. Anūkas, ateik davai paskaičiuoti. Anūkas, kur tu? Klausyk, primes, kur man geriau būtų tą ropugę priduoti. Pagal garsos padangų ratų gilį ir apelsinų skaičių funkcijas. Maksima. Šalalalalalalala, išpardavimas Maksimo. Kibo senis į roputę. Traukia žandus net iš putės. Na, o ropė ne iš vietos. Šia, kad nori tau iš vietos. Bando dar kelis kartus. Nieko gero čia nebus. Reikia kviest talkon senutę. Kad padėtų raut roputę. Senė, atskubėk! Ropę rauti man padėk! Vienas jau nebegaliu. Mažu dviese paimsiu. Susikibę, traukia, muša. Na, o ropė ne iš vietos. Šia, kad nori tau ir pietus. Žiūrėk, anūkėlis mūsų vaikšto. Mažu pasikviečiam. Anūkėlė, atskubėki, ropę rauti mums padėti. Mes turbūt jau per seni, kad nepajėgiam vieni. Ar padėti? Aš tai nešpėtnas bičias. Šitą rūpį man tai duvazdikas. Išrausiu aš ją. Vienas pavydės man visas kiemas. Nu tai kimbam tada mes į ją. Susikibę, traukia, muša. Prakaitas visus tik muša. Na, o ropė ne iš vietos. Šia, kad nori tau ir pietus. Nieko gero čia nebus. Kas padėt mums dar galėtų? Anūkėlė štai kiemelį. Šukteli abu kiek gali. Anūkėlė, atskubėki, ropę rauti mums padėti. Mes turbūt jau per seni, kad nepajėgiam vieni. O senelis su boteliais, negaliu į darželį. Nagučius aš nusilaušiu ir bernelio nepagausiu. Klausyk, anūkėlė. Avaras ropės bus išsyk. Tu pagalvok, gal ir tau kokią kapeiką numesi. Tai gal tu mums padėk, mažulė. Nagus prisiauginti. Taip, blakstieną susistatysi. Bando dar kelis kartus. Nieko gero čia nebus. Būdoje sargiukas snaudžia. Apie kaulą mintį audžia. Sargi, atskubėki. Ropę rauti mums padėki. Nebeturime sveikatos. Kaulą gausi, Dievas mato. Susikibę, traukia, muša. Prakaitas visus tik muša. Na, o ropė vietos. Šia, kad nori tau ir pietus. Bando dar kelis kartus. Nieko gero čia nebus. Atsikryžę atgalios, mato rainį ant tvoros. Raini, tinginy, atskubėki, jei gali. Ropę raukime kartu, negailėdami jėgų. Aš toks mielas, katinėlis, aš visai kaip angelėlis. Na tiek daug pasigailėsiu, ropę rauti jums padėsiu. Ateik. Ar išėjom valandėlę, kol tas rainys atėjo. Taigi, bandom dabar vėl rauti. Pasiruošę visi? Taip. Lūpam! Susikibę, traukia, dar nešėkša. Tas visus tik truputį dar. Na, o ropė ne iš vietos. Šia, kad nori tau ir pietus. Bando dar kelis kartus.
kartus. Nu, darome. Vaikučiai, darome. O Jėzus. Nieko gero ir čia nebus. Štai daryti laukus skuodžia. Sūris bendasi kartu. Oi, patelė, tu begėdė mūsų sūriai pavogė. Eik dabar tenai į galą ir padėk mum gauti ropę. Eik, nesūro negalite. O ką pelė? Nu, bandom šiandien. Susikibę traukia. Jaučiu. Rakatas visus tik muša. Tik staiga rokutė pakšt. Kėdė rokšt. Pagaliau mes ją išrovėm. O Jėzu, kokia sunki. O sėt iš karto reikia laik maksimum priduot. Vekselį namo parnešiu. Kadangi ropę auginau aš vienas. Man vienas. Tai praktiškai ir navaras man vienas turėtų būti. Nesupratau. Vienas? Bet kadangi artėja šventės, aš esu gera širdis, todėl už gautus pinigus pripirksiu visiems dovanų. Visi bus laimingi. Taigi, mėlieji, 12 klasės vardu norim visiems palinkėti ramaus kūčių vakaro ir audringų naujųjų metų! Likom nevalgę. Tai žinai, ropėse pesticidų privarė, tai ko čia jie išrausdės? Avieną. Dabar reikės iki Maksimą patiem. Na, net nepavaišino, dabar pirk reikėtų. Aš žinau, jam būtų padėję iššauti, bet kad jie tokie nedraugiški, todėl jam niekas nepadėjo. O tai kas čia jau jam te būtų taviškiai? Aš turiu tokius 3 labai gerus žmonės. 3 šventieji jis yra. Nori parodysiu? Nu, varyk. Šventieji, kviečiu jus. Bože, kai jau ganta. Tavo patiko man 3 šventieji. Vatas, Jonas ir Agota. Be keliaujančios aš gulbo naktis. Nelysė jos. Nebijok. Kur nakvosime į Mega ligonių prieglaudą? O gal geriau einame į smuklę? Sveiki, ko norėsit? Prašau, stačiai, gulėkit. Čia jums kojams. Katinas ir jau klausės. Vėl jos užklupo.
Sveikinu ir dar dykumą iškeliavo. Vėl užklupo naktis. Ai, nebūtum princas, visi princai. Ai, kalė tu pamatyti. Stebuklą mano karalystėje. Ai, tokie ten ir stebuklai pas tave. Nu, lietu pažiūrėk. Žiūrėk, na jau, pareina. Pamatysi pati, kokį stebuklą. Paplok, Snieguolė ir 7 nykštukai. Kartą vidury žiemos, kai snaigės kaip plunksnos iš dangaus krito, sėdėjo karalienė prie lango, siuvo ir galvojo savo viena. O, kad aš turėčiau vaikelį, baltą kaip sniegas, raudoną kaip kraujas ir juodą kaip juodmedis. Neilgai trukus, jai gimė dukrelė. Ir buvo ji balta kaip sniegas, raudona kaip kraujas, o plaukučiai buvo juodi kaip juodmedis. Todėl ir praminė ją Snieguole. Bet vos tik kūdikis gimė, karalienė ėmė ir numirė. Po metų karalius vedė kitą pačią. Ta buvo graži moteris, bet didelė puikuolė ir negalėjo pakęsti būdavo. Veidrodėlį, kas pasaulyje gražiausia. Tu, mano, brangioji karalienė. O tai kur aš? Puskas? Nereikia. Ką čia darot? Čia mano pasaka. Kušišneka už mane. Dabar aš. Paklausykit. Ir be to nykštukų buvo ne 7, o 12. O karalienė buvo pikta ir klastinga moteris. Ji nemėgo vargšiais Snieguolės. Nesirūpino jie. Ji troško kuo greičiau jie atsikratyti. Ir štai vieną tamsų niūrų žiemos vakarą ji nutarė išvaryti Snieguolę iš pasakų pilies. O Snieguolė, naivaus būdo mergina, nieko neįtardama, sutiko išeiti pasivaikščioti. Ir surasti stebuklingąjį žiedą, kurie žydi tik vieną kartą metuoje. Tačiau viskas buvo daug baisiau, nei jūs dabar čia pat įsivaizduojat. Ji klaidžiojo po laukus ir pievas, bet jokių žiedų tai nerado. Ir tuomet ta naivuolė suprato, kad tai melas. Ir jokių žiedų iš tikrųjų net ir nėra. Buvo jau vėlu, o Snieguolė buvo viena. Nežinia kur ir nežinia su kuo. Ji klaidžiojo po laukus ir pievas, ieškodama kelio atgal į pilį. Ilgai klaidžiojo. O Jėzus kaip ilgai. O miške baisu. Labai baisu. Vamos, filho, aí. Ir štai Snieguolės akys sublizgo, nes ji pamatė mažą namelį miško tankmėje. Ji nieko neįtardama ėjo jo vidų. O namelis buvo mažas, jame buvo purvinas, nešvaru, bet jaukiau nei miško glūdumoje. Ji nutarė čia šiek tiek apsitvarkyti, o jai padėjo jos mažieji draugai kiškučiai, kuriuos rado gūdžiame miške. Jie tvarkėsi, šlavė namus ir pamačiusi Snieguolę 11 mažyčių lovelių garsiai pamąstė. Įdomu, kas šioje trobelėje gyvena? Bet jai tai nerūpėjo, juk ji buvo pavargusi ir užsnūdo vienoje iš tų lovelių. O namelyje, kuriame dabar jinai miega, taigi žinokit, yra gyventojai, tik jau dabar nėra. O nykštukai, kurie čia gyvena, be galo darbštūs, sumanūs ir dirba iki pat
žiemos. Linksma. Šitas nėra. Irgi man galvas. Ką čia nestebuklas? Ir buvo pats laikas nykštukams grįžti namo. Jie su linksma ir pakėlė nuotaiką, nors ir išvargę, žengė namų link. Žvalgėsi, tai viens į kitą, tai Snieguolę, bet jie dar nežinojo, kad tai ji. Tuomet nusprendė vienas nykštukas pajudinti gulinčiąją. Snieguolė taip giliai miegojo, kad neatsikėlė. Tuomet į trasą žengė kitas nykštukas. Snieguolė vis tiek nebebudo. Na, o trečiasis pats stipriausias pažadino Snieguolę. Išsigando nykštukai ir klausė pas Snieguolę. Kas kurtų? O kas jūs tokie, ką veikiate šioje trobelėje? Mes čia gyvenam. Na, o mane piktoji ragana išvarė iš savo pilies ir pasiuntė klaidžioti gūdžioje Bojaus girioje. Ilgai klaidžiojusi, labai sušalau ir sušlapau, todėl nusprendžiau apsistoti jūsų trobelėje. Ar priimsite mane nykštukai? Priimsim. Snieguolė buvo labai miela. Savo gerumu, nuoširdumu sužavėjo mažuosius. Jie bendravo ilgai, šoko ir dainavo visą naktį. Visą naktį, tas užsnūdo. Tačiau aušo rytas. Pabudo nykštukai, pasportavo, pasiraižė, susėdo ratu, nes Snieguolė buvo jam
paruošusi skanius pusryčius. Su savo mažaisiais draugais vaišino juos. Jie valgė, šypsojosi. Bet nykštukams buvo laikas vėl grįžti į darbą. Tad jie nieko nelaukdami atsisveikino su Snieguole ir išdūmė miško takeliu. Iki nykštukai! Tuo metu ji likusi namelėje toliau tvarkėsi, kepė pyragus. Na, o pilyje likusi karalienė dar vieną sąmokslą sumanė. Ji persirengė seną bobą ir nutarė atskristi pas Snieguolę ir nunuodinti ją. Pamatė, kad namelėje viena nusprendė pasibelsti. Kas ten? Senelė. Užeik, senelė. Oi, ačiū. Prašau. Ale, kai tu senelė, gal atsisės kartu? Sagūne. Prisės, senelė. A, Jėzus, kokia tu gera. Pasigražiu. Žiaurė, grams, kur pirkai? Pasaugia, ką? Snieguolė, ką čia darai? Bet tvarkau, ką dar nykštukų, biškį kepuoja, pyragių galbūt skanų. A tu žinai, iš kurias? Na, ir kas aš tokia? O kas tu tokia? A tu prisimeni Juozą? Nu jau. Tai va tas Juozas turėjo tokią dukrą, bet aš ne jinai. Ta dukra turėjo pusseserę ten, pusbrolį, aš nežinau, kas ten toksai ir tokia. Ale va jum palies presą, aš tam duodu obalį. O! Kiekvieną dieną kačelkę einu. Paragauk. Greitai surinki. Obalį tai pasiėm. Parsinešiu namo. Snieguolė paveikta nuodingojo obuolio kerų parkrito ant žemės. Tuo tarpu vieškelį iš darbų sugrįždinėjo nykštukai. Kaip nujausdami nelaimę, tą dieną grįžo anksčiau. Liūdni, bet žengė į namelio vidų. Ir tik įžengė, jie pamatė kai ką baisaus. Visi sustingo ir sustojo aplink Snieguolę ratu. Vienas nykštukas, kitas prie jo pasilenkė ir klausė. Snieguolė, kas tau? Kodėl nekalbi? Bet suprato nykštukai, kad Snieguolei nutiko kai kas baisaus, bet jie nieko negalėjo padaryti. Visi liūdėjo, verkė, nes buvo pamilę ją. Jie paėmė Snieguolę nuo šaltos žemės ir paguldė į didelį gražų, gėlėmis apkamšytą karstą. Ta diena buvo liūdnas visas pasaulis, net žvėreliai, ir tie atėjo juos aplankyti. Ir kažkur tolumoje pasigirdo mašinos gaudesys. Perplaukęs 9 ežerus, perbridęs 23 Guostos ežerus, iškirdęs visą Gojaus mišką, siauru mažu takeliu žengė princas. Ja, gražus princas žengė takeliu. Žengė takeliu. Triusikus pasimatuosi. Tu mergaitė princesė, tu mergaitė gražuolė, aš padūkęs pacanas, apie tave svajoju. Tada paėmė Snieguolę už rankos ir tarė jai. Princesė, mieloji, pabus ir keliaukime į pasakų šalį. Bet Snieguolė net nesukrutėjo. Princas nepasidavė. Jis pasilenkė, pabučiavo ją į skruostą ir iš karto pabudo ir garsiai sušuko.
už rankų ir išsivedė ten, kur ilgai ir laimingai gyveno. Ir kurgi aš čia papuoliau? O tai ką žinau? Ar tu žinai ką? 10 reikia karnavalą. Žinai? Tai gal žinai? Tai varo. Čia pats. Ką žinau? Girdėjau, kad Stapliškių Urdinėj karnavalas vyksta. Taip, bet jis jau baigėsi. Čia labanakt. Tai ką dabar bus? Ką dabar? Ilgai tai buvo. Nors palauk. Bet čia bėgti kažkur. Aš sugalvosiu. Palaukis palauk. Galim atsisveikinti kartu. Atsisveikinimas jėga. Gerai. Ką darysim? Ką darysim, ką sakyčiau? Aš dar šitą prie paugos norėjau daryti paklausti. O kaip tu reaguoji į savo naują prašą? Na tai gal. Tai gal tą duosi, sveikinam už dieną. O ne, man šiandien vakar penktadienį. Važiuokit, panašu turi. Ateik, nori. O čia maniškai bėga. Nors aš jau užaugau, nesu jau vaikas, viską padaryčiau, kad sugrįžtų laikas, fosilį sėdėjau, geriau gazirovkę. Tai gal čia, nu sakyk. Na štai, ir mes norėjome visiems palinkėti linksmų švenčių bei gerų naujų ateinančių metų. Pasakyti, kad direktorė žodžiai dar. Taip gražu, kad neturiu žodžių. Kalėdos svajonių išsipildymo metas ir pažadų išpildymo metas. Metai neprabėgo, ką pažadėjau, prašom vyrai. Senelis Šaltis sakė perduoti Stapliškių vaikams, nes tai jiems labai reikalingas daiktas. Belaidžiai mikrofonai, kad nereikėtų kabintis kojom ir vesti gražius renginius. Jūsų visų klasių laukia išbandymas draugystę. Kaip tai supras vaikai? Labai paprastai. 12-okais. O čia? Jūsų daug ir jūs didelio, o reikės suvalgyti draugiškai vieną mažą kartą. Prieš porą savaičių skelbėme gražiausių mokyklos durų konkursą. Šiandien komisija vaikščiojo, rinko, nu nepaprastai buvo sunku išrinkti, kadangi jūsų papuoštos durys iš tiesų kiekvienos jos buvo ypatingos. Tačiau pirmiausiai tai noriu apdovanoti šitos idėjos autorę, kurios durys taip pat buvo
neeilinės, tik tai labai gaila, kad girliandos sutirpo. Kažkas jas labai skaniai suvalgė. Daivutė, čia jums. Nežinau, kad mokytojai talkino, bet žinau, kad durys buvo išrinktos į mokyklą valyti. Zuikis, puikis, daugiau nesimokęs nešoks. Nenusileidžia taip pat niekam. Taigi, prašau, tuos dailininkus ir dekoratorius, kurie puošia aktų salės duris. Šis prizas mokytojai Sidonai su palaikymo komanda, kuri išdekoravo mano kabineto duris. Džiaugsmo, naujų metų naktį, daug gražių linksmybių, gerai pailsėti per likusias atostogas ir susirinkti jau 14 metais į mokyklą, nusiteikus rimtai dirbti. Gražaus jums vakaro.